lavinimo modulis. Jį pristato Kultūrizmo akademija. Šioj sesijoje, trečioj paskaitoj, nagrinėjamos temos: kūno adaptacija ir deadaptacija, pagrindinių pratimų kompleksas ir paskutinis mityba, funkcinis racionas. Tema kūno adaptacija ir deadaptacija. Labai svarbus aspektas visiems sportuojantiems. Ir taip pažiūrim, kuo skiriasi žmogus, kuris nesportuoja, nuo to, kuris užsiiminėja sisteminę fizinę veiklą. Tai yra fizinis aktyvumas. Kai matot, šitoj skaidriai raudonos rodiklės rodo parametrus. Kas darosi su žmogaus kūnu, kai jisai gauna apkrovimą ir kuo skiriasi maksimali galia, kurią gali išvystyti paprastas žmogus, kuris nesportuoja, ir fiziškai aktyvus. Tai yra skirtumai, kurie atsiranda dėl tam tikrų adaptacijų, kurie įvyksta. Apie tai mes kaip tik šiandien ir pašnekėsim. Ir taip, kaip mūsų raumenų skaidulų įdarbinamos. Ir tai yra labai svarbu, kadangi šitame aspekte viskas ir prasideda ir tie didieji skirtumai. Kaip matot, yra du paveiksliukai, A ir B. Paveiksliukė A parodyta, kaip įdarbinamos skaidulos pas paprastą žmogų, kuris nesportuoja. Ir B, kuris sportuoja. Mes matom įaktyvavimą skaidulų pas paprastą žmogų maždaug iki 40%. Tiek jų dirba, tiek jų įdarbinama. Likutis, kuris parodytas 4 punktų, tai yra tas taip vadinamas rezervas, neįdarbintas. Visai skirtingai yra pas žmogų, kuris sportuoja. Pas jį praktiškai viskas įdarbinama, kažkur tai iki 92-95%. Ir tuo skiriasi jo kūnas ir jo rezultatai. Įsivaizduokit, tokią adaptaciją ir tai mes galim pasiekti, jeigu mes tą kelią eisim sistemingai. Adaptacijos būna dviejų tipų, būna greitos ir lėtos. Kuo jie skiriasi? Greitos adaptacijos, tos, kurios įvyksta treniruotės metu, tai yra mes darom pramankštą arba apšilimą ir mūsų kūnas pasiruošia darbui. Lėtos, ilgalaikės kūno adaptacijos susijęs su pasikeitimais, kai mūsų kūnas transformuojasi, visos jo sistemos pasidaro kitokios. Ir mes pažiūrim, kokios adaptacijos būna nuo skirtingų krūvių. Iš svarbiausių sistemų tai yra širdis. Ir kaip širdis reaguoja, jeigu dominuoja krūviai. Sakysim, tokie kaip ištvermė, tai yra ilgi krūviai nedidelio intensyvumo, galingumo, ir visai kiti didelio intensyvumo trumpalaikiai. Kaip mes matom, širdis visai kitaip adaptuojasi. Širdies raumuo pradeda dirbti kitaip. Širdies adaptacija įvyksta tokia. Širdies skilvelis, kairysis, jisai didėja, tam, kad ilgą laiką galima būtų pumpuoti daug kraujo. Ir taip jisai užtikrina tam tikrą kraujotaką. Įvyksta tokia adaptacija, širdis pasidaro didelė, didesnė ir minutinis tūris kraujo, kurį išmeta širdis, pasidaro labai didelis ir tą jisai gali daryti labai ilgai. Ir kaip matot, senutė pasidaro plonesnė ir tūris yra ilgesnis. Jeigu mes pažiūrim kitą variantą, kai yra krūvis trumpalaikis, tai yra jėga, adaptacija yra visai kitokia. Tam, kad duot tam tikrą kiekį kraujo, bet trumpalaikį, širdis adaptuojasi kitaip. Skilvelio tūris nedidėja, bet didėja raumuo. Raumuo darosi galingesnis tam, kad per trumpą laiką pripompuot kūną su krauju. Bet tokiam režimui ilgai negali dirbti ir dėl to, taip sakant, tam tikros pasiekmes. Tai yra hipertrofijos, kurios gali būti nuo ilgalaikių vienokių ar kitokių krūvių. Ir ten visada būna pasiekmes, jeigu mes persistėm. Ir apie tai labai gerai žino profesionalūs sportininkai, dėl to visada stengiamasi daryti miksą, kad būtų ir toks krūvis, kad širdies hipertrofija nebūtų vienpusė. Jūs tą matot studijose, kurios čia parodytos, kaip reaguoja mūsų širdis į
šituos krūvius ir kokie yra iššūkiai. Dar svarbus dalykas dėl adaptacijų. Kad adaptacijos, jeigu mes pradedam sportuoti, jos vyksta tam tikrą laiką labai intensyviai, o po to tas greitis sulėtėja arba sumažėja. Kritinis laikas pradinis yra nuo 8 iki 12 savaičių. Po to procesas pradeda lėtėti. Ir tam, kad įvyktų jau kiti pasikeitimai toliau, jau prasideda visas treniravimo mokslas, kaip reikia keitalioti krūvius ir taip toliau. Bet mes dabar kalbam apie pradžią, arba pradinuko, kuris pradeda nuo nulio, arba po ilgesnės pertraukos. Ilgesnė pertrauka tai jau yra daugiau kaip pusę metų. Principe, tada žmogus jau grįžta prie nulinio lygio ir prasideda vėl ciklas adaptacijų. Kaip adaptuojasi mūsų raumenys. Šitoje iliustracijoje parodyti 3 variantai. Pirmas variantas tai yra žmogus, kuris nieko nedaro ir kaip teoriškai ir dirba raumuo. Jisai visada turi tam tikrą maksimumą ir mūsų kūnas, tai yra mūsų smegenis, skaičiuoja, kaip mums optimaliai panaudoti mūsų energiją ir mūsų išteklius. Realiam gyvenime, kaip mes matom vidutiniai skaidriai, žmogus dažniausiai apkrauna save tokiam lygiai, kaip aš jau anksčiau ir minėjau, 40-50%. Tai yra jo normalus būvis ir nuo to neįvyksta nei pasikeitimų, nei hipertrofijos. Pasikeitimai atsiranda tik tai tada, kai pas mus atsiranda stresas. Vėl mes grįžtam prie ankstesnės paskaitos apie stresą, kada mes peržengiam tą 40-50% ribą ir gaunam krūvį didesnį. Ir mūsų kūnas pradeda adaptuotis ir vyksta ilgalaikės adaptacijos. Šitos adaptacijos vyksta ne tiesiogiai, o pagal tam tikras kreivas. Ir čia reikia turėti omeny, kad šitie grafikai priklauso nuo mūsų DNR, kuriam mums padovanojo tėvai. Dėl to pas vienus vyksta tas greičiau, pas kitus lėčiau. Proporcijos yra maždaug panašios, kad tam tikrą laiką vyksta greitas augimas, o po to tam tikroje vietoje viskas stabilizuojasi ir tam, kad įvyktų pasikeitimai, jau reikalingi specialūs ypatingi prieimai ir ypatingos sąlygos. Ir šitoje vietoje reikia turėti omeny, kad yra tam tikra mūsų dalis, kuri prisitaiko arba adaptuojasi ilgiau. Tai yra sąnariai raiščiai. Kaip matot, šitoj skaidriai, tai yra studijos atliktos Australijos mokslininkais, kurie tyrė kaip tik sąnarius, fascijas ir žiūrėjo, kaip greitai įvyksta adaptacijos ir kada žmogus pasiekia 100% savo pajėgumo. Kaip matom, fascijos prisitaiko maždaug 50 savaičių, tai yra metai. Jeigu mes žiūrėsim kitus rodiklius, tai apie 2 metus. Tai grubiai tariant, galima pasakyti taip, kad jeigu jūs pradėjot savo ėjimą į svorio kilnojimą arba tą sritį, kur gali būti maksimalios apkrovos, tai reikia turėti omeny, kad jeigu jūs norit išvengti traumų, adaptacijos periodas bus minimum metai ar 2. Tai tada jūs pasieksit tą lygį, kai tikimybė, jeigu jūs darysit viską teisingai, pramankštą ir apšilimą, arba tikimybė gauti traumas bus minimali. Reikia žinoti, kas lemia mūsų prisitaikymus, adaptacijas ir deadaptacijas. Tai yra anabolizmas, augimas ir katabolizmas, kada mūsų kūnas įsiardo. Yra tam tikri laikai, kai mūsų kūno dalis, tokios kaip raudonieji kraujo kūneliai, tai eritrocitai, gyvena 100-120 dienų. Tai reiškia, kad jeigu mes norim įvertinti savo pasikeitimus tuose sporto šakose arba kur yra lemiamas deguonio kiekis, kurį mes įsisavinam, tai pasikeitimai bus maždaug po 3 mėnesių. Miofibrilės visai kitas laikas. Tai jos keičiasi per
4-7 dienas. Išvados, kad jeigu mes užsiiminėjam kūno statybą arba norim, kad būtų raumenų hipertrofija, mes turėtume omeny, kad jeigu mes savaitę praleidžiam, tai raumenys dalinai dings, kadangi miofibrilės, kurios laukia krūvio, jos negavo ir mūsų kūnas nelaikys papildomo nereikalingo našto ir atitinkamai jas suvalgys. Paskutinė organela tai mitochondrijos. Mitochondrijos reikalingos ištvermiai, organela, kuri generuoja mums ATP, jų ciklas yra 10 dienų. Tai reiškia, jeigu mes norim, kad būtų augimas, atitinkamai po streso atsiranda ciklas, kada jos auga ir atitinkamai 10 dienų, kaip jos dingsta, kai vyksta katabolizmai. Tai šitie laiko lagai ir riboja ir aprašo tą arba augimą, arba destrukciją. Svarbiausias akcentas, kurį reikia žinoti, kūnas eina visada arba į vieną pusę, arba į kitą. Priklausomai nuo to, kokį treniravimo režimą mes pasirinkom, koks yra cikliškumas ir atitinkamai kokį impulsą jam duodam ilgalaikiai adaptacijai. Trumpa ir labai aukšto intensyvumo apkrova mes gausim jėgą. Jeigu bus ilga ir nedidelio intensyvumo, taip gausim ištvermę. Jeigu bus tam tikras miksas, tai mes gausim hipertrofiją. Sveiki visi. Kūno lavinimo modulis, 3 sesija. Jos metu mes pakalbėsime apie pagrindinių pratimų kompleksą. Pradedančiajam mano rekomendacija būtų tokia, kad rinkitės visus kompleksinius pratimus, kuomet yra apkraunami keli sąnariai ir dirba kelios raumenų grupės. Izoliuotus pratimus, kuomet yra apkraunamas tik vienas sąnarys ir pagrindinis dėmesys skiriamas vienai tiksliniai raumenų grupiai, palikite ateičiai. Kompleksinius pratimus pagal judesio pobūdį galima būtų suskirstyti į šias grupės. Pirma grupė – tūpiamieji judesiai. Jiems būtų taip pat galima priskirti ir visas formas įtūpstų. Antra grupė būtų išsitiesimai per klubo sąnarį. Tai yra visos taip vadinamos mirties traukos versijos. Ar tai būtų trauka tiesiom kojom, ar lengvai sulenktom kojom, ar klasikinė mirties trauka. Trečia grupė, ją sudaro visi stumiamieji pratimai visom kryptim, virš galvos, priešais save ir žemyn. Sekanti ketvirta grupė būtų visų krypčių traukiamieji judesiai, kuomet traukiate į save, nesvarbu iš kurios padėties, ar iš viršaus, ar link savęs, ar iš apačios į viršų, link smakro. Penkta grupė būtų stuburo susukimai, visos formos, tai tiek pečių kelimai esant fiksuotam dubeniui, tiek dubens kelimai esant fiksuotam pečiam. Ir paskutinė grupė, kurią aš galiu išskirti, tai yra rotaciniai pratimai, kuomet sukimasis vyksta aplink savo anatominę ašį, kuomet vyksta būtent rotacinis judesys. Pirma grupė – tūpiamieji judesiai, dar kitaip vadinami pritūpimais. Šiai grupiai, kaip minėjau jau, taip pat galėčiau priskirti ir visas formas įtūpstų, nesvarbu kokios jos bebūtų. Ar žingsniavimas stovint vietoje į priekį, ar tai žingsniavimas stovint vietoje atgal, ar tai žingsniavimas per salį veidu į priekį, ar žingsniavimas atgal, ar pritūpimai, taip vadinami stacionarūs įtūpstai, kuomet jūs stovite vietoje ir tūpčiojate aukštyn žemyn stovėdami žingsnėje. Visa tai yra vis tiek tūpiamieji judesiai. Juos galite atlikti visaip. Pažymėsiu tik tai, kad kaip jau kažkada išskyręs buvau pirmoje amžiaus grupėje, kada dirbate su kūno svoriu, tai iki 16 metų visi tūpiamieji judesiai ir turėtų būti atliekami su kūno svoriu. Rekomendacija būtų tokia. O likusiam amžiaus grupėm tiesiog reikėtų pasirinkti tuos svorius, su kuriais galite atlikti judesį techniškai taisyklingai, rekomenduotinai pakartojimo kiekį. Ką galėčiau dar patikslinti? Jaunimui, jeigu vis dėlto norisi kažko sunkesnio, tai tūpėte nestovėdami dviem kojom, o tūpėte ant vienos kojos, tai yra taip vadinami pistoleto tipo pritūpimai ar čiužiko pritūpimai. Visos tos pasunkintos formos, jos
pirmai pradžiai labai gerai pakeičia štangą. Sportuojant namuose arba salėje, priklausomai nuo to, kokį įrangą jūs turite, aišku, jūs pasisunkinate imdami didesnius svorius. Ar tai būtų hanteliai rankose, ar tai būtų štanga ant pečių, ar štanga prieš save, ar tai tiesiog naudojate papildomą kažkokį padidintą svorį treniruoklyje. Visą tai leis jums pakankamai efektyviai progresuoti būtent tupimuosiuose judesiuose. Išsitiesimai per klubo sąnarį, kaip jau sakiau, tai yra visų tipų mirties traukos, nesvarbu kokia trauka tai bebūtų. Ar tai būtų išsitiesimai per klubo sąnarį tiesiom kojom, kitaip ir vadinama mirties trauka tiesiom kojom, ar tai būtų rumuniška trauka, kada keliai yra šiek tiek sulenkiami, ar tai būtų klasikinė trauka, kuomet štanga yra atkeliama nuo žemės. Visos šios traukos apkrauna pakankamai daug raumenų grupių ir atliekamos taisyklingai, jos yra visiškai saugios ir puikiai formuoja tiek visus kojų raumenis, tiek sėdmens raumenis, tiek pakankamai gerai sustiprina ir visą pečių juostą, nes vis dėlto kažkokį tai jaučiamą svorį tenka išlaikyti rankose, fiksuojant pečius ir išlaikant tiesią laikyseną, įtempiant visus korsetinius raumenis. Mano nuomonė, tai yra būtini pratimai, kurių reikėtų mokytis. Po to yra tik tai svarbu pasirinkti tinkamus svorius, išsaugoti gerą taisyklingą techniką, pasirinkti saugias savo tinkamas amplitudės ir tikrai rezultatai bus ir bus jūs tenkinantis rezultatai. Ką galėčiau patikslinti jaunimui iki 16, galite atlikti pasilenkimus ir išsitiesimus per klubo sąnarį, stovėdami ant vienos kojos. Tokiu būdu papildomai ugdysite pusiausvyrą. Na ir patikslinsiu, kūno svoris teks vienai kojai, tai manyčiau tokio krūvio pirmai pradžiai tikrai pakaks. Po to ten yra kiti sudėtingesni pratimai, kuomet galima fiksuoti kojas švediškoj sienelėje ir daryti pasilenkimus ir išsitiesimus iš klūpimos padėties. Jie irgi pakankamai efektyviai ir įdomiai krauna viską. Čia jau kaip jums pasiūlys jūsų treneriai, su kuriais jūs dirbsite. Traukiamieji judesiai. Judesiai, kuomet pasipriešimas įveikiamas traukiant rankas link savęs, vėlgi kokia kryptis tai bebūtų. Jūs galite traukti iš viršaus žemyn, jūs galite traukti į save, galite traukti iš apačios. Visą tai vis tiek priklausys traukiamųjų judesių grupiai, kuomet pagrindinis akcentas tenka visai nugariniai kūno daliai. Nugaros platiesiam raumenim, trapeciniam rombiniam raumenim, antmentiniams raumenim, užpakaliniai pečių daliai tų grupių, nes vis tiek nugaros raumenynas yra labai didelis, masyvus. Tai vat šitos pratimus į savo kompleksus įtraukti būtina. Kokius pagrindinius pratimus galima būtų išskirti? Tai yra visos formos prisitraukimų, nesvarbu kaip jūs imtumėt plačiau, siauriau, delnais į neutralioj padėtį, nuo savęs į save. Vis tiek visais atvejais jūs išdirbsite skirtingas zonas, jūs bet kuriuo atveju atliksite traukiamą judesį, kuomet teks įveikti pasipriešinimą judant į save. Tarp kitko, visi prisitraukimai jie puikiai tinka jaunimui iki 16 metų. Po to jau vėlesniam amžiui gali atsirasti štanga, hanteliai, treniruokliai ir tuomet jau visas tas traukas atliekate būtent su jų pagalba, sukurdami kažkokį tai savo reikalingą pasipriešimą. Reikėtų pasirinkti tokius svorius, su kuriais jūs galite atlikti judesius techniškai, taisyklingai, išlaikydami pasirinktą amplitudę, išlaikydami pratimo atlikimo tempą ir visiškai kontroliuodami svorį, kurį jūs keliate. Tuomet rezultatai bus geri ir saugumas bus geras. Išvengsite traumų, o jeigu pavyks išvengti traumų, patikėkite, į priekį judėsite ženkliai greičiau nei su jomis. Trečia grupė – spaudžiamieji judesiai, stumiamieji judesiai, kuomet įveikite pasipriešinimą spausdami nuo savęs bet kuria kryptim. Virš galvos, priešais save arba į apačią. Pagrindinius pratimus su kūno svoriu aš galėčiau išskirti šios. Tai būtų klasikiniai atsispaudimai nuo grindų, tai būtų atsispaudimai nuo lygiagrečių ir atsispaudimai stovint kampiuku, kuomet jūs esate susilenkę per klubo sąnarį ir išlaikote kampiuką. Tokie atsispaudimai jie šiek tiek intensyviau krauna pečių liniją. Po to iš pratimų su laisvais svoriais aš galėčiau išskirti spaudimus su štanga ir su hanteliais gulint kampu. Kampas gali varijuotis nuo
faktiškai 70 ir iki 10 laipsnių. Priklausomai nuo kampo, kokį kampą jūs pasirinkote, keisis akcentas. Vertikalesni kampai tarp 70-50 laipsnių daugiau kraus šiek tiek akcentuotai pečių liniją, tarp 50-45 laipsnių ir iki 30-20 laipsnių akcentas bus nukreiptas kažkiek daugiau į raktikaulinę krūtinės zoną. Na ir kampai tarp 20 ir 0 laipsnių bus krūtinkauliniai krūtinės daliai. Visi spaudimai, kuomet rankos eina žemyn, 45 laipsnių kampų kūnų ir žemiau, pavyzdžiui, geras to pavyzdys yra arba štangos spaudimas žemyn galvą, ar jeigu imti pratimus su kūno svoriu, tai klasikiniai atsispaudimai nuo lygiagrečių, tuomet jau dirbs apatinė krūtinės dalis, tai yra šonkaulinė krūtinės dalis. Tai priklausomai nuo savo tikslų, poreikių, nuo savo anatominių ypatumų, jūs renkatės kažkuriuotas tai šitų pratimų. Tiesa, dar galima būtų paminėti, jeigu juos atlikti saugiai su taisyklinga technika, tai dirbant su štanga galima būtų išskirti dar vertikalius spaudimus, kuomet tiesiog spaudžiate vertikaliai virš galvos stovėdami be jokių atramų. Šitie pratimai yra sudėtingesni, jie reikalauja daugiau kontrolės, pusiausvyros išlaikymo, bet vėlgi jie priklauso spaudžiamųjų judesių grupiai. Tai galite ir šitos pratimus, kai jau būsite patyrę, jausite, kad sugebate sukontroliuoti visą judesį ir žinote, kaip pasirinkti taisyklingą svorį, jos irgi puikiai galite įtraukinėti savo pradedančiųjų kompleksus. Stuburo sulenkimai, galbūt tiksliau būtų pasakyti susukimai, kuomet šonkauliai ir dubuo juda vienas link kito. Tai šitie pratimai, jie pakankamai efektyviai apkrauna pilvo raumenis, priklausomai nuo to, kaip tiksliai atliekate judesį, ar jis atliekamas tiesiai, ar šiek tiek su pasisukimu vieną į kitą pusę, jūs vis tiek puikiai galite išlavinti visus pilvo raumenis, tiek tiesų pilvo raumenį, tiek išorinius, vidinius įstrižinius raumenis, tiek, tarkim, pasirenkat kažkokias tai sunkesnės stuburo susukimo formas, visai efektyviai dirbs ir skersiniai pilvo raumenis. Ką galima būtų pažymėti, kalbant apie stuburo susukimus, galimi pagrinde du susukimai, arba jūs susukate stuburą, kuomet dubuo yra fiksuotas ir kilnojate pečius, arba jūs susukate stuburą, kuomet pečiai yra fiksuoti ir kažkiek nuo žemės pakyla dubuo, arba jeigu jūs esate taip vadinamos lentos padėtyse, veidų žemyn remiatės arba alkūnėmis, arba rankomis ir darote stuburo susukimus iš abiejų pusių, jūs pakankamai efektyviai išlavinsite visus pilvo raumenis ir tokiu būdu formuosite visą korsetą, kuris yra svarbus daugelį kitų pratimų, kuomet reikia save stabilizuoti, kuomet reikia sukurti vidinį slėgį pilvo ertmėje ir tokiu būdu apsaugoti stuburą nuo perkrovų. Tai šitie pratimai yra svarbus, juos atlikite visada, vos tik pradėję sportuoti. Tik tai vėlgi, kas yra svarbu, svarbu pasirinkti taisyklingą techniką, pasirinkti tinkamą jum pratimo atlikimo tempą ir jausti, kada laikas sustoti. Pirmai pradžiai, sakyčiau, pastebėjimas būtų toks, kad kuomet atlikdami susukomuosius judesius, jūs vietoj pilvo pradedate jausti juosmeninę nugaros dalį, sustokite, vadinasi, pilvas savo darbą atliko, jūs jo nebekontroliuojate ir todėl jums pradeda jaustis nugaros juosmeninė dalis. To jau neturėtų būti pratimo atlikimo metu. Pirmai pradžiai matyti tiek. Ir paskutinė šešta judesių grupė, tai yra rotaciniai judesiai, kuomet vyksta sukimasis aplink savo anatominę ašį. Tai yra aplink stuburą, kuomet pečiai juda iš vienos pusės į kitą
Šią grupę galima būtų suskaidyti į du pogrupius. Tai yra vienas atvejis, kuomet rotacija yra kombinuojama su stuburo susukimu, judinant pečius link priešingo kelio, arba kuomet tiesiog vyksta tiksli rotacija aplink savo ašį ir ją atlikdami jūs naudojate kažkokį tai pasipriešinimą, kuris gali būti ir pasipriešinimo gumos, ir trosiniai treniruokliai, arba tam yra tam tikri specialūs treniruokliai, kurios didesniuose klubuose jūs tikrai rasite. Bet faktas yra tas, kad rotacinius judesius tikrai yra aktualu įtraukti į savo programas, nes vis dėlto jie pakankamai efektyviai formuoja visus korsetinius raumenis, jie gerina sujungimą pečių linijos su apatinė kūno dalim, būtent duodami surišimą tarp šonkaulių ir dubens. Ir daugelį funkcinių judesių per funkcinės treniruotės, ypač jų naudą jūs tikrai pajausite. Taip kad rotacinius judesius vienokius ar kitokius būtinai įtraukite į savo treniruočių programą nuo pat pradžių. Tema numeris 3 – mityba, funkcinis racionas. Vėl mes grįžtam prie energetinio balanso. Iš vienos pusės maistas, iš kitos pusės sunaudota energija. Kaip nesisuk, bet be balanso nieko neišeis. Ir jeigu mes norim augti, mūsų balansas turi būti šiek tiek pakeistas. Tai yra, mes turim visada gauti truputėlį su didesniu pliusu maistingų medžiagų, negu mes sunaudojam energijos. Tam, kad mūsų kūnas turėtų atsargas atsistatinėti. Ir apie tai mes kaip tik šiandien ir kalbėsim. Ir taip, kas yra funkcinė mityba? Tai yra toks mitybos būdas, kuris subalansuoja tam tikrus mūsų organizmo funkcijas. Tai vienas iš faktorių, kuris gali padėti jaustis geriau ir būti stipresniais ir būti darbingesniais. Tas yra labai svarbu, todėl kad funkcinė mityba tai yra ne tik maistas, bet ir produktai galintys aprūpinti žmogaus organizmą reikalingais nutrientais. Pagrindinis akcentas mitybos programoje skiriamas produktų biologiniai vertei. Tik tai bus užtikrinta normaliai ir tinkama visų kūnų sistemų ir organų veikla. Ir čia labai svarbu turėti omeny, kad biologinė vertė. Todėl, kad mes gyvenam tam laikotarpį, kai labai daug produktų turi labai menką biologinę vertę. O mums kaip sportuojantiems ir tiems, kurie nori pasiekti tam tikrus tikslus, tai yra arba hipertrofija, arba jėga, arba ištvermė, mums reikia turėti omeny, kad mums reikia būtinai gauti su maistu kaip tik visą tai, ko mums reikia. Ir tai, kokie gali būti tikslai, aš juos sudėliojau į dvi didelės grupės, kuris turi pogrupės. Ir taip gali būti įprastas racionas, tai kada mes gyvenam ir tai yra mūsų kasdienybė, kai mes nesiruošiam kažkokiom varžybom ar neturim ypatingų iššūkių. Tai kaip da mūsų forma yra stabili. Tai taip vadinamas tarpsezoninis arba įprastas racionas. Apie racioną mes pakalbėsim vėliau, bet turim omeny, kad yra toks variantas. Ir yra antras. Tikslai. Racionus galima būtų paskirstyti į dvi didelės grupės. Tai yra įprastas, tarpsezoninis arba paprasto gyvenimo ir sportuojant. Jeigu mes imam įprastą, su juo kaip ir viskas aišku. Sportuojant prasideda 3 skirtingos grupės. Tai arba raumenų masės didinimas, arba riebalinio audinio mažinimas, arba specialus racionas, kuris būna prieš varžybas. Trumpalaikis.
Ir tai panagrinėsim. Įprastas racionas. Kuo jisai ypatingas? Mums reikalingas, kad bendra energija būtų normoj, kad baltymai mes gautume tiek, kiek mums priklauso pagal mūsų funkcinę normą, tai dažniausiai 1,6 gramo 1 kilogramui. Riebalai irgi atitinkamai turi būti kombinacija tarp gyvulinės kilmės ir augalinės kilmės, irgi normos riboj. Su angliavandeniais, jeigu mes gaunam tiek, kiek reikia baltymų ir riebalų, dažniausiai angliavandenių klausimo neiškyla. Jeigu mes ne angliavandenių fanai ir nenorim, kad mūsų kūnas pasikeistų. Ląsteliena tai yra norma, minimum 25 gramai į dieną. Ir maisto papildai, kad padengt tos deficitus, kurie gali būti, kurie priklauso nuo mūsų gyvenvietės ir maisto biologinės vertės. Kitas variantas, kai pas mus yra siekis riebalų kiekio mažinimas. Kas pas mus įvyksta? Mums reikalinga, kad būtų padidinta bendra energija, padidintas bendras baltymų kiekis, tai gali būti 2,2, net ir daugiau gramo 1 kilogramui. Riebalai yra biologiniai normai, bet svarbu, mažinami angliavandeniai ir ypatingai greitieji. Apie angliavandenius mes pakalbėsim dar vėliau. Ląsteliena normos ribose ir šitoj vietoj labai svarbu turėti omeny, turi būti būtinai maisto papildai, kurie optimaliai kompensuos visus trūkumus. Todėl, kad trūkumai būtinai atsiras ir tai yra ypatumas. Be maisto papildų niekur nedingsim. Kitas variantas, kuris irgi labai svarbus ir tas irgi iššūkis – raumenų masės didinimas. Tai bendras energijos dydis turėtų būti didesnis, negu mes suvartojam. Turim gauti baltymų kiekį didesnį, tai 2 gramai, 2,2 gali būti ir daugiau. Riebalai normos riebalai normai, angliavandeniai padidintas kiekis ir ypatingai prieš ir po treniruotės iš karto. Tam, kad mūsų kūnas turėtų energijos treniruotėjai, tam, kad įvyktų didesnis stresas, kad raumenų masė greičiau augtų. Ląsteliena normos ribose, jau mes tai žinom, ir maisto papildai vėl būtini, todėl kad vėl įvyksta tam tikri disbalansai, laikini, kol mes prisilaikom šito raciono ir tai reikia būtinai koreguoti. Ir paskutinis specialus racionas prieš varžybas. Jisai dažniausiai būna trumpalaikis ir čia jau praktiškai viskas daroma individualiai ir pagal planą. Baltymai, riebalai, angliavandeniai, ląsteliena ir maisto papildai. Šitoj vietoj labai svarbu turėti omenyje, kad maisto papildai leidžia daug ką kompensuoti tam tikram laikotarpiui ir išlaikyti tam tikrą darbingumą, psichinę lygsvarą ir, taip sakant, likt tam tikroj geroj formai. Ir paskutinis punktas, kurį norėčiau atkreipdėmėsi, jisai labai svarbus ypatingai šiais laikais, kadangi pasaulis yra baltyminis ir mes esam baltyminės struktūros, o anabolinis langas, tai laikas, kada mūsų kūnas labiausiai reikalauja baltymų, yra skirtingas pas tuos, kurie pradeda ir tie, kurie turi patirtį. Tai yra pradinukai ir patyrę. Kaip matot, šitoj skaidriai pradinukai praktiškai turi laiko apie vos ne parą. Tai yra, jeigu jūs po treniruotės ramiai atvažiuosit namo, pavalgysit, viskas bus gerai. 3-6 valandos nieko baisaus. Ir visai skirtinga situacija yra su patyrusiais atletais, kurių stažas yra virš 2 metų.
jie turi tam tikras laiko ribas. Ir šitos ribos labai svarbios. Ir tai rodo studijos. Anabolinis langas. Jisai yra skirtingas pas treniruotą ir netreniruotą žmogų. Pas atletą, kuris turi patirties, kaip mes matom grafike, kuris iš dešinės įvyksta maksimali sintezė. Jeigu mes paimsim ne atletą, tai yra apie 20 valandų, tai grubiai tariant, sintezė maksimum pasiekė vos ne po paros, kaip mes suvalgėm. Ir tas pats skirtumas procentaliai, kaip vyksta įsisavinimas proteino ir statyba, mes matom pas sportuojantį ir nesportuojantį. Skirtumas beveik dvigubas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs sportuojate daugiau kaip 2 metus, jūs po treniruotės skubiai turit pavalgyti, tai gali būti arba tradicinis maistas, arba proteino kokteilis. Ir tai jums reikia daryti skubiau, kad išnaudot anabolinį langą. Jeigu jūs pradinukas, jūsų sportavimo laikas iki 2 metų, tai galite ramiai važiuoti namo, pavalgyti ir viskas bus gerai. Anonsas. Sekanti sesija turės temos: poilsis, miegas, periodizacija, treniravimo planas, stimuliatoriai, skatintojai, nauda ir rizikos. Ir taip visi, kas mus žiūri, statykit savo laikus, rašykit komentarus ir iki.